Gerbiamas profesorius, jūs kalbina studija Tautos forumas. Norėčiau paklausti tokio dalyko. Politinė prasme pas mus Lietuvoje vyksta kova tarp lietuviškos Lietuvos ir mums pompuojamos ES biurokratijos, kuri valdo piniginius srautus. Sakykit, kaip tamsta galvojat, ką reikia daryti, kad mūsų žmonės pabustų, kad nustotų būti priklausomi nuo visokių fondų, fondelių ir trupinių, o taptų labiau patriotiškais, labiau mylėtų savo lietuvišką kraštą? Pirmiausia reikia, kad lietuviai suprastų, jog šiandien yra tik vienas svarbus klausimas. Ar mes norime išlikti kaip tauta su savo savita kalba? Jokios kovos už lietuvių tautos ir valstybės išlikimą šiandien nėra. Politikams tai absoliučiai nerūpi. Man labai nemalonu sakyti, bet už lietuvių tautos ir kovos išlikimą šiandien kovoja tik Tautos forumas. Miega mūsų inteligentija. Žmonės, kurie prisiekinėja savo meilę ir ištikimybę lietuvių kalbai. Todėl atsakymas į jūsų klausimą labai paprastas. Ar visi šitie žmonės ir toliau rinksis fondus, sotų gyvenimą, neneigiu jo reikšmės, ar vis dėlto supras, kad jokia tauta negali išlikti, jeigu jos nariai nori mėgautis asmeninę gerovę. Ačiū Jums, tikimės, kad Jūsų žodžiai eis į žmonių širdis. Ačiū Jums labai.